Sveiki, tai kas laimės Zvezda ar Žalgiris? Ką sako astrologija? Uždaviau klausimą Visatai, ar laimės Žalgiris, ir štai ką man žvaigždės parodė. Čia matote klausimo brėžinį. Pirmo būsto valdovas Venera, kuri atstovauja Žalgirį, o 7 būsto valdovas yra Marsas, kuris atstovauja Zvezdą. Kaip matome, Marsas yra pačioje viršūnėje, o viršūnė tai, ko siekia kiekviena komanda, o komanda siekia pergalės. Tai matome, Marsas yra prie pat viršūnės. Tai reiškia, kad pergalė praktiškai yra Zvezda kišenėje. Tai nėra gero žinio Žalgiriui. Žalgiris yra 6 būste, kuriame Venera jaučiasi nepatogiai. Ir taip pat dar yra Avino žvaigždinė, kurie irgi nėra gerai. Tačiau nereiktų iškart nusiminti, nes šiuo atveju Venera 2 laipsnėje. Tai reiškia, jinai yra greita, ambicinga, kovojanti. Tai nereiškia, kad Žalgiris laimės, bet labai didelė tikimybė, kad duos didelį atkirtį Zvezdai. Spėčiau, kad varžybos bus atkaklios, bent ir viskas spręsis 4 kėlinyje. Net jeigu Žalgiris ir nelaimės, tai pralaimės tikrai nedidelių taškų skirtumą. Ačiū už dėmesį. Palaikinkite, jeigu buvo įdomu.